labas rytas. Na ką, pajudėjom iš namų. Tai tokia, kaip sakau, trumpa išvyka kelių dienų. Orelis nekoks. Va, lietus lyja Šiauliuose. Tai žiūrėsim, kaip čia toliau tie orai bus. Oi, nu ką, papuolėm, dabar niekaip sienos kirsti. Neišeis greitai jau. Taip, va, situacija tokia. Nežinau, kiek čia matos, bet mum galo tai nesimato. Tai va, tokios tokelės. Prastovėsim, dar net į Lenkus neįvažiavom. O jau pietus bus greitai. Teks važiuoti be sustojimo. Na gerai, bandom. Pilam kuro pasienį ir važiuojam toliau. Taip. Pilsim dabar kurą. Atrodo toksai. O, kartelę atiduoda. Kartelę atiduoda, baką atidarėm. Kas čia turim? Dyzelinės mailas. Dyzelis. Gerai. Važiuojam. O, gerai. Čia kažkaip užfiksuoti dabar reikia. O. Taip, pravažiuota. Kiek čia pravažiuota? 280 kilometrų. Ir kiek čia to kuro dabar mums pribėgs litrais, kiek čia sudegino per 208 kilometrų. 23 litrai. Tuoj paskaičiuosim, kiek čia mums kuro sudegino. Gerai, kvitas. O, gerai. Kvitą atspausdinu. Aha. Taip. 33, kiek ten buvo litrai. 33 litrai. Taip, ką čia turim? 33 litrai. Taip, 33 padalinam iš 2,800. Kas čia gaunas? Pala. Ai, ne, 23, oi, per daug, čia 23 litrai padalinam iš... Pala, kiek čia buvo? 23,34. Taip, 23,34 litrą padalinam iš 2,800. 8,33 litro. Nu, taip įdegim. Gerai, judam toliau. Nu ką, privažiavom pasienį. Tikiuosi nestabdys. Prakratyti biškį bagažinės. Bet jeigu stabdys, bandysiu aš nufilmuoti. Jau
tą visą epizodą. Nu, žiūrim, biškį, kas čia bus dabar. Nedraudžiama, nežinau, pareigūnų. Gal nesupakuos. Biški barų neuždarys mūsų, per atostogas Lenkijai praleisiu ant pasienę. Išeimą kartu. Žiūrėsim, kaip čia bus. Už filmavimą pareigūną įsižeis. Lenkijos pilietis, pareigūnas Lenkijos. Čia kažkur stovi kažkas. Žiūrim, ten dabar būna. Nusukims prie tiltą ir jie ten žiūri tada. Su žmona važiuoja. Su žmona važiuoju, sako žmona, kada su manim važiuoja, jie net nežiūri tą pusę. Galvoj, turistai, viskas okei. Nu, palauk, tai čia jie, jeigu pamatys dabar tą kamerikę, kiek čia jų pristoja, žiūrėk. Girdi. Kažkaip čia. Oho. Policija, granica. Žiūri. Nežiūri. Sako, nežiūri. Su žmona sėdim, nežiūri. Nežiūri. Labai žiūri. Aha. Dabar labai žiūrėjo tas okinys. Jau grįžtant, man atrodo, nužiūrėjo, dabar lauks mūsų čia. Sugrįžtant 4 dienas. Kur, sakys, tie parvažiuoja. Nu, gerai. Nesvarbu. Lekam, tai ką, okei. Kažką tada dar parodysim vėliau. O, Varšuva važiavom. Kokia vėliava. Didinga. Vaikšto žmogelis čia prašo. Išmaldos neturim. Nieko jam paduoti. Žmogelis išmaldos prašo. Gerai, riedam. Nu ką, atvažiavom kažkur prie Varšuvos, apvažiavom Varšuvą, sustojom Biedronką. Va, nusipirkom vandens. Alaus gal parsivešiu namuose į šaldytuvą. Nežinau, gal stosim iš tikrųjų į kempingą. Galvojam, matysim, kaip čia seksis, ar pasimsim kokį kambariuką. Čia, kaip sakant, paskui jau žiūrėsim. Eigoj, be plano, man patinka važiuoti be plano. Taip, turiu čekį. 276 zlotai, kem 5 centai. Nuskaičiavo nuo kortelės šiam 4 eurus beveik. Tai gaunasi po 4 eurus 32 centus. Skaitėme skaityklą, irgi tą patį pavyko išsiderėti. Tai šiai dienai kursas toks būtų. Va. Mūsų mikriukas pakrautas. Buvo šiek tiek panika, galvojau, kad kažkas atsitiko su kondicionierium, su dirželiu, pradėjo čia kažkas barškėti man, kol kamštis stovėjom. Žmonai sakė, užpakalis atbuka, tai adėliuką pasidėjo. Ne tokios patogios sėdynės kaip Mersė. Nežinau, bet pasirinkom šitą transporto priemonę šiai kelionei vien dėl dydžio, dėl talpos. Kad susikrovėm patalinę, pagalvės įsidėjom, čiužinį, galėsim be plano, jeigu kas gražus oras, vakaras ir pasikepti mėsikės, pasiruošiam, tai greičiausiai stosim kempingę. Tai va, nu ką, vyksim dar į Dekatloną, norim batus vaikui nupirkti, žmona batus nusipirkti į kalnus, kopimui kažkokius rimtesnius. Aš tai gal tokius turiu žvejybinius kedukus, žvejybinę aprangą pasiėmęs, kada dažvejodavau, tai pasinaudosiu ją, kad labai neišlaidauti. Paskui prisiperki čia nesąmonių visokių, kalną, krūvą, prisikrauni namuose, nelabai mėgstu taip. Turiu va kedukus tokius į minus su jais.
Gerai, važiuojam į Dekatloną. Vis dar važiuojam link kalnų, bet jau prasideda kažkoks vaizdelis jau. Nežinau, čia matysis. Nelabai čia matysis. Ten toliau toks jau kažkas į tą pusę. Kiek čia mums dar liko? Keli šimtai kilometrų. Jo, 200 su kažkiek. O, sakant, jau per kamerą turbūt taip nesimato. Na, žodžiu. Vis dar važiuojam.